Labas. Labas. Nu tai kokia ten situacija pas mus? Nu tai yra tų daug klausimų dėl perteklinės jėgos naudojimo. Yra klausimų. Aišku, labai sunku yra kažką komentuoti, kadangi, kaip suprantu, vaizdo registratorių nebuvo, o kada vaizdo registratorių nėra, tai iš principo jokios objektyvios medžiagos apie tai, ar ta jėga naudota ten tinkamai ar netinkamai, ar jos iš viso reikėjo ar nereikėjo, nu yra labai sunku. Tai man atrodo, kad šitą pirmą klausimą turim išsispręsti ir kad visi tokie patikrinimai vyktų tik tai fiksuojant vaizdo registratoriai situaciją. Nes, supranti, tu gali sakyti, taip, buvo tas smurtas, taip, jis buvo nereikalingas, nes mes žinom, kad yra tokia, pavadinkim ją, tradicija. Na taip, čia yra. Bet kad tas kažkoks tik teisminis bus, kažkuo pagrįstas, bus žmonių liudijimai, žmonės yra, kaip ir mažesnis informatyvus autoritetas negu pareigūnai. Žinai, tas svoris jisai skirsis ir iš principo turbūt tas ikiteisminis bus nutrauktas. Tai man atrodo, pirmą tikslą, kurį aš čia matau, tai pasidaryti tvarką, kad jokie tokie bent jau pagalba patikrinimai nevyktų. Teikta, jie apžiūrėti, registruota tas viskas. Jo, jie, kreipiasi savo iniciatyvą, yra išrašai, skaičiau tos išrašus, pagrindė mėlynės, aišku, ten, žinai, smūgiai. Kiek jie ten pertekliniai. Kiek jie ten buvo tikrai labai reikalingi, nes žmogus, taip, resocializuojantis, kiek ten tikrai tas žmogus labai ten priešinosi pats ar kažką smurtavo, sakau, čia... Tai vienas žmogus ar daugiau žmonių? Konkrečiai kalbėjau su 3, bet, buvo žmonių, kurie sakė, kad jie norėtų pabūti tyliai. Tai aš tą suprantu, tai iš kalbančių buvo 3. Matosi, yra ir tos kraujosruvos ir visa kita, bet, kaip ir sakau, čia bus... Žodis prie žodį. Bus sakoma, kad priešinosi nepakluso ir bus sakoma, kad mušė be priežasties. Iš principo, kol mes neturim, man atrodo, šiuo metu, dabar kokia yra mintis išėjus iš viso šito, tai iš principo padaryti pareigojimą, kad negalėtų vykti jokie reidai ir patikrinimai be vaizdo registratorių. O dėl kolektyvinės bausmės, kai atimamas... Lyg išsisprendė, jau šiandien jau likileisti. Tai tikėkimės, šiandien ir maistas bus geresnis. Gali būt, bet galvijų širdelės vis dar yra tikrinų meniu. Buvo pakabintas. Žiūrėjau, nežinau, dėl tų galvijų širdelių, tai tikrai čia, aš galvojau, čia jau pirmais kadencijos. Gal reikėtų su kalėjimų departamento vadovu nuvažiuoti į ypatingą kokią įstaigą, suvalgytų širdelių, paskanauti. Aš dar lankysiuos įstaigose, tai pasižiūrėsiu, kaip tas sakė, labai kvapas baisus. Jo, nes jos supūvusios.